štai šiais metais jau mes turime antrą tomą ir pabandysime dabar, nors bus labai sunku padaryti, bet per šį trumpą laiką aptarti šį leidinį ir kartu su manim diskusijoje čia dalyvaus mūsų instituto vyriausias mokslininkas, mokslo darbuotojas gerbiamas Naglis Kardelis, taip pat Vilniaus universiteto profesorius ir pats autorius Antanas Andrijauskas. Tai pradžioje aš norėčiau kažkaip galvojau, kad ganėtinai sunku būtų pradėti kalbėti apie patį leidinį, ta prasme, kad jame yra nepaprastai daug įvairiausių temų, tam tikrų humanitarikos sričių ir netgi pabandyti išvardyti, bet svarbiausias iš jų tikriausiai nepavyktų. Dėl to aš kažkaip pagalvojau, kad būtų galbūt gražu pradėti nuo tam tikros tokios asmeninės linijos, sakykime taip. Nes akivaizdu, kad žvelgiant į šias knygas ir kitas knygas, kurias profesorius akademikas yra skyręs Čiurlionio tematikai, matosi, kad pats autorius, pats kūrėjas Čiurlionis tikrai yra neatsitiktinė figūra paties akademiko Andrijausko akademinių interesų akiratyje. Dėl to norėčiau pirmiausia paklausti paties autoriaus, kodėl Čiurlionis ir kaip tai atsitiko, kad Čiurlionis. Galbūt galėtų jis tiesiog paaiškinti, kaip tas kelias prasidėjo ir galiausiai jau šiandien dabar, kai matyti, kokią vietą tam labai plačiam jūsų, sakykime taip, tyrinėjimų, taip pat ir dvasinės kultūros akiratyje būtent Čiurlionis užima. Akivaizdu, kad kažkokia tai ne periferinė vieta, bet šalia kažkokių tai esminių fundamentalių dalykų. Dėl to tikrai labai įdomu, bent jau perverčius, pavyzdžiui, pačią knygą ar turinį. Tai tiesiog norėčiau paprašyti pakomentuoti savo asmeninį santykį. Ačiū labai. Čia galima būtų labai ilgai kalbėti. Matote, aš gimiau Kaune, vėliau tėvą mėtė po įvairius Lietuvos rajonus. Ir kažkaip Kaune, mokantis Kauno meno mokykloje, dailės mokykloje, labai svarbioje su puikiais dėstytojais, kur tarp dėstytojų buvo ir Kontrimas, kur Čiurlionio vienas pirmųjų konkurso laimėtojų. Greta buvo dėstęs skulptūrą, kitas dėstytojas mūsų Gražinos Daunoravičienės tėvas. Tos pačios mokyklos direktoriumi buvo Danutė Polukaitinė, Čiurlionio anūkė. Suprantat, greta, kur aš gyvenau, šeima gyvena dviejose vietose, nes po kapitalinio remonto, kaip dažnai buvo, lietuvius privertė truputėlį pasispaust, nes apgyvendino du atvykusias dvi šeimas. Todėl šeimai teko dalį perkelti prie Italijos gatvės Mackevičiaus prie muziejaus, o prie stoties greta buvo, tai yra, atrodytų labai keistas tas pasaulis. Greta gyveno Rimša, kuri puikiai pažinojo motiną. Kitoj pusėje, tenai daugiau Žaliakalnio, Truikio kaimynė buvo kita mano teta. Ir aš 5-6 metų, daug galima būtų panašių istorijų papasakot, kurios kaip fatalinės atrodė. Ir mokantis toje tikrai elitinėje buvo, labai aukšto lygio literatūros Vaičio dailininko duktė super literatūros mokytoja. Tai tikrai elitinė mokykla buvo, kur daug kultūros veikėjų ir filosofų, visiškai mažytė mokykla. Ir kur nepaprastai stiprus ryšys buvo su Lietuvos istorija. Mes pristatinėjome tą seriją naują, tai ten irgi beveik visi siejasi su ta pačia mokykla, su tais pačiais dėstytojais, nes matote, tie, kurie sėjo sėklą, tie, kurie turėjo dvasios, jie ir turėjo įtakos. Ir aš visą laiką Čiurlionis buvo nepaprastai svarbus ir mes su Romo Orentu, mano solo draugu, kartu su kitais, vėliau su Švėgžda, tai eidavom kaip į sakralinę kokią erdvę. Čiurlionis buvo visuomet ir aš labai bijojau prie jo prisiliesti, nes kažkada prieš 50 metų dariau pranešimus modernizmo tema, mane iš visų pusių spaudė, kad atsisakyt, labai stipriai cenzūravo tą tekstą. Ir šitą knygą, o šitas tomas labai sunkiai, kaip niekad sunkiai ėjosi.
Ir kažkaip aš vis nedrįsau tų, visą rašiau, dariau ir pavyzdžiui, tai atrodys jums keista, bet vieni pirmųjų žmonių Maskvos universitete, kurį mokiausi, mano dėstytojas buvo Valentinas Asmusas, kuris su Lietuva susijęs. Kitas, kuris labai svarbus, Michailas Bakhtinas, kuris pasaulinio lygio figūra įvairiuose srityse. Ir kada jie man pasakojo istorijas apie tai, kokia galinga buvo Čiurlionio įtaka, ypač modernizmui, avangardui, aš tada ir pradėjau labai stipriai domėtis, prieš kokius 55 metus. Ir ką jie išmokė nepaprastai svarbų dalyką, ir Juozaitis priminė man, aš visat mokiniams sakiau, viską konspektuoti, viską užrašinėti. Ir tai, kas atrodė jokios prasmės neturėjo, visiškai fragmentiški dalykai, vėliau po 10, po 15, po 20 metų, tiesiog stulbinantis dalykai. Iš tikrųjų, knygoje jūs rasite daugybę dalykų, apie kurias niekas niekada nekalbėjo, bet kurie Čiurlionio istorijoje yra nepaprastai svarbus. Nepaprastai svarbus. Pavyzdžiui, ar kas kalbėjo apie tai, kad Kandinskio draugas, tai buvo studijų 3 metus draugas Miuncheno akademijoje Dobužinskis. Ar kas žinojo, kad beveik visi, kurie Kandinskio aplinką siejo, buvo artimai susiję su Čiurlioniu. Beveik visi, kurie įtakingiausi rusų avangardo atstovai. Daugybė rusų avangardo atstovų kartais ant manęs pyksta, kad aš kapstau ir išknisu dalykus, kurie, ne visai patogus. Bet pavyzdžiui, Čiurlionis pasirodo ir jo įtaka ir laukas lietė beveik visus rusų avangardo lyderius. Vienaip ar kitaip, kur kontaktai ryšiai liudijimai. Niekas tas nežinoma, nes kada ruošė bibliografiją, to smaugimo Čiurlionio sunaikinimo grėsmė vedė prie to, kad jos irgi, galbūt ir Čiurlionio giminės atstovai pyksta dėl to. Bet aš absoliučiai įsitikinęs. Ir Vytautas Landsbergis, kuris irgi absoliučiai prie tos pačios nuomonės priėjo ir knygoje jisai visiškai užima ir jisai labai norėjo šiandieną dalyvauti šičia ir labai atsiprašė, kad su širdim tiesiog problemos pasirašinėjant. Tai jisai irgi priėjo prie tų pačių išvadų praktiškai, kur aš seniai ir atkakliai skelbiau, nes daugelis nepaprastai svarbių jo palikimo puslapių praktiškai yra arba išnykę, arba sunaikinti, arba paslėpti, galbūt glūdi kur nors giliuose Maskvos archyvuose, suprantat, bet ir netgi tai, kas išlieka, mes kalbėjome, pavyzdžiui, apie literatūrinę raišką. Tai mano įsitikinimu, pasaulinėje literatūroje vienetai yra, kurie galėtų jo lygio būti. Ir aš prisimenu ir Bakhtiną, ir Asmuso žodžius, kada jie vertė mane, prašė išversti pasirodžius tas knygas, lietuviškus tekstus. Tai jie sakė, kad Čiurlionio frazės yra taip nušlifuotos, nudailintos, kaip tik Nyčė sugebėjo kaip aforizmai. Sako, ir labai gaila, kad iki dabar praktiškai. Ir aš mėginau prieš kelis metus paruošti, kad leidinių serija, bet tas žmogus, kuris tikėjausi, kad finansuos, ekonominė situacija labai pablogėjo. Bet įsivaizduokite, šiandien pristatys nepaprastai svarbią korespondenciją. Nuo 60 metų jos nebuvo. Tai iki dabar, tai įsivaizduokite po kiek metų. Kur visiškai akivaizdžiai buvo leidžiama tada, kada 57 dar Čiurlionį terorizavo. 58 tą bibliografiją ir visiškai suprantama, kad sesuo norėjo įsaugoti. Todėl viską, kas su aštresniais kampais, viskas buvo cenzūruota. Kai aš tą garsiai sakydavau, ant manęs baisiai siūsdavo, bet kuo toliau ir aš suradau mažiausiai 8 liudijimus, kur visus tos dalykus įrodo. Suprantat? Tai galbūt tas mano užsispyrimas, nelankumas ir kartu ir baimė. Tik tai tada, kada pamačiau, kad žmonės pradėjo išeidinėti, aš pradėjau tvarkyti tą leidinį, kuris milžiniškas yra. Šitas, tai turbūt, kur ir smulkių šriftų 2 tomas, tai yra 70 turbūt spaudos lankų, tai yra 7 normalios monografijos. Galima būtų kalbėti labai daug, bet aš manau, kad čiurlianistikoje atsivėrus tam kitam pasauliui, atsiveria visiškai kitokias galimybės ir todėl
dabar netgi, kur ateina užklausimai į 150 metų jubiliejų, beveik visi klausimai apie visai kitas temas, negu rašė ankstesnė karta. Visai, be išimties. Visus, kur gavau turbūt apie 10 užklausimų, nei vienas nebuvo tom tradiciniam temom, kurie rašė mūsų čiurlionistika. Ir tai rodo, kad tai iš tikrųjų buvo genijus. Nes tikrai, kaip besikeistų situacija, visiškai naujom spalvom, visiškai naujom prasmėm, daugybė pačių sudėtingiausių daugiasluoksnių dalykų. Bet aš per daug kalbu, tie, kurie norėsite tą knygą, galėsite. Norėtųsi man, kad jinai būtų geresnė, bet tikrai daug laiko paaukojau. Sugebėjau tiek, kiek sugebėjau padaryti. Suprantat? Ačiū. Ačiū, akademikė, už intrigą. Iš tikrųjų, paskutinėje knygos dalyje yra kalbama apie Kandinskį ir santykius su jo aplinka. Ir tikrai, man atrodo, labai aiškiai parodė vieną tą svarbią prielaidą, kodėl pačioje knygoje yra tiek daug tų, sakykime, skirtingų prieigų ir skirtingų temų, netgi, sakykime, skirtingų kultūros, netgi sričių atspindėta. Dėl to, kad tradicinis interpretavimas Čiurlionio jisai buvo labai stipriai ideologiškai apribotas ir dabar, kai to nėra, mes turim tą galimybę panaudoti visus įmanomus raktus į jo kūrybą. Ir šią progą irgi atkreipiu dėmesį į patį pavadinimą knygos, tai kad Čiurlionis yra nesuprastas. Ir toks klausimas jau būtų daugiau teorinis, bet manau labai svarbus. Kai mes turim dabar jau galimybę taip įvairiai žvelgti į Čiurlionį ir iškelti visas tas kultūrinės dedamasias, kurios buvo ignoruojamos, kaip pavyzdžiui, sakykime, mito poetika, teosofija, rytų įtakas ir taip toliau. Ar vis dėlto reikalingas toks įvairiapusis žvilgsnis į Čiurlionį, ar neišvengiamai vis dėlto mes turime visą tą arsenalą prieigų pasitelkti, kad jį galėtume bent šiek tiek suprasti. Ar vis dėlto yra kažkoks sluoksnis tos kūrybos, kuris, galbūt netgi ir sąmoningai slepiasi ir nesileidžia atskleidžiama. Tai toks šiek tiek filosofinis klausimas, kurį norėčiau adresuoti gerbiamam Nagliui. Ačiū visiems taip gausiai susirinkusiem ir yra paliudijimas, kad pats autorius labai yra svarbus ir ypač šiais laikais. Manyčiau, kad į Čiurlionį turėtume žiūrėti iš įtakų ir ištakų dialektinės sąveikos perspektyvos. Čiurlionis yra analizuotas ir muzikologų, dailėtyrininkų, ir kultūrologų įvairių sričių specialistų, kurie geba surinkti daug empirinės medžiagos, kvalifikuoti, analizuoti ir tai prisideda prie Čiurlionio palikimo tikslesnių įvertinimų. Tai yra daugybė įtakų, daugybė faktorių, kurie lėmė šito genijaus formavimąsi. Tai yra įtakos. Bet kitas momentas, kuris yra labai svarbus ir ko gero dar svarbesnis, tai yra ištakos. Ištakų klausimas, tada pirminė versmė, kuri Čiurlionio genijų pagimdė. Ir aišku, kad kaip ir geografijoje dažnai ieškome tų pačių didžiausių upių ištakų ir jos sunkiausiai atrandamos kaip Nilo ar Amazonės ir taip toliau. Tai matyti tas pirminio impulso kaip ištakų aspektas čia yra labai svarbus. Ir mes tokių didingų upių kaip Amazonė, kaip Nilas negalime paaiškinti vien įtakomis. Jos yra tokio dydžio upės, kokios yra, dėl to, kad turi kažkokias labai specifinės ištakas. Ir vien analizuodami įtakas mes negalime paaiškinti jų prigimties. Tai dėl to viena vertus labai svarbu jį sučiuopti empiriškai, kiek įmanoma, nes tai yra genijus labai daugiabriaunis. Ir kita vertus, jis yra pranokstantis tas įtakas ir tada mes jau nuo įtakų klausimo turime pereiti prie ištakų klausimo ir galbūt kažkiek tos įtakos į ištakas nurodo, o galbūt net ir paslepia, tada kažkokiu kitu žvilgsniu reikia žiūrėti. Ir dėl to manau, kad
kad nemaža dalimi jis ir yra nesuprastas dėl to, kad pralenkęs laiką, tai vienas aspektas, aš dar prie to grįšiu, ir kitas dalykas, kad analizuotas tik tai mikrologiškai, bandant rekonstruoti tam tikrus biografijos kontekstus, kažkokius gyvenimo laikotarpius, kurie galbūt svarbus, ir tikintis, kad tos smulkmenos kažkaip padės jį atrakinti, o taip lengvai jo nepavyksta atrakinti. Tai dėl to manyčiau, kad reikalinga papildyti tas jau specializuotas prieigas, filosofinė prieiga, kuri yra esmingai kitokia, nes filosofija neturi specifinio mąstymo objekto, nebent tai būtų būtis kaip tokia, bet filosofija žvelgia kitaip negu kitos disciplinos. Esminis klausimas yra kaip, o ne kas, ir tada galima bandyti, žvelgdami į Čiurlionį filosofinių žvilgsnių, pabandyti kažkaip iš tų skirtingų perspektyvų, iš tam tikrų briaunų sudėlioti tai, ką pavadinčiau Čiurlionio genijaus stereometriniu pavidalu, stereometriniu kūnu, jeigu taip figūratyviai metaforiškai galėtume įsivaizduoti. Tai reikia tą turiškumą, stereometriškumą kažkaip išgauti, ir vien žvalgant iš tų plokščių perspektyvų pusės neįmanoma jo tinkamai atrakinti. Ir pats Čiurlionis galbūt sunkiai suprantamas dėl to, kad jis, jeigu dabar kitą dar figūrą įsivestume, kitą analogiją, miško su skirtingo aukščio medžiais. Galime įsivaizduoti Čiurlionį kaip labai aukštą medį, kuris stūkso kitų daug žemesnių medžių apsuptyje. Ir tada, kai mes klausėme, tarp kokių kitų medžių tas aukščiausias medis stovi, mes galime nurodyti vieną, kitą ir antrą, ir tada bandyti žvelgti į tą Čiurlionio kaip aukščiausio medžio kamieną iki to aukščio, iki kurio pakyla tie žemesni medžiai. Tai tik tai tą žemesnę dalį paaiškinam, ties ta riba, iki kurios pakyla tie kiti medžiai, o ta visa aukštesnė dalis jau yra nematoma iš šitos perspektyvos, tai dėl to net ir visą tą kontekstą paaiškinę mes galime nematyti ir nesuvokti tos aukščiausio medžio viršutinės dalies, kuri jau nematoma žvalgiant tik tai tą apatinę medžio kamienų dalį. Čia tokia būtų kaip papildoma analogija. Nes Čiurlionis, jis viena vertus ir tapytojas, ir muzikas, ir kaip dabar pamatėme, ir čia labai teisingas pastebėjimas, ir filosofas, autorius. Ir dėl to galime jį analizuoti kaip muzikologą, kaip dailininką, kaip filosofą, kaip grožinio teksto kūrėją, bet vis tiek kažkaip ta sinergija kažkokia labai savita atsiranda, kuri jį padaro tuo genijumi, kurio nepaaiškina viena ar kita briauna, tik tai jo kaip tapytojo palikimas, jo kaip muziko palikimas, kaip filosofo, kaip žodžio meistro palikimas, reikia kažkokios tokios papildomos sinergijos. Ir dėl to, kad jis pralenkęs laiką, dėl to, kad jis nors ir formuotas konteksto, bet to konteksto neišsemiamas, tai ir yra tas jo tragizmas, apie kurį akademikas Andrijauskas ir kalba, ir turi tai galvoje. Ir šia prasme jo genijus yra užduotis mums ateičiai. Mes jį bandydami suvokti kažkaip savo pačių irgi vietą, savo lietuviškos kultūros vietą tarp kitų Europos kultūrų galime geriau suvokti, nes galime sakyti, kad štai veikia rusų kultūra, lenkų kultūra ir kita vertus lietuvių kultūros tam tikri sluoksniai, lietuvių pasakų, lietuvių liaudies dainų ir taip toliau. Ir labai svarbu parodyti, kaip Čiurlionis tas visas svetimtautės įtakas suima, bet pats neištirpsta tose įtakose, jis išlaiko tą savo prigimtinę srovę, tos ištakos galingesnės negu tos įtakos, ir jis vis tiek išlieka tuo, kuo yra. Ir dar labai svarbu, kad jis tuo pat metu ir lokalus, ir globalus. Jis labai lietuviškas ir kartu jis kalba labai universaliai, prabyla kitoms tautoms ir kitų tautų
atstovai jį pripažįsta kaip genijų, dėl to, kad jis kalba labai universalią kalbą. Ir kita vertus, mes jį kaip labai lietuvišką suvokiame. Tai čia irgi kaip toks kultūrinis ir filosofinis raktas mums, kaip lietuviams. Mes turime kurti kaip Čiurlionis, kad išlaikytume savo savitumą, kad mūsų tos įtakos, kurios mums labai įdomios, paveikios, mes kažkaip norime su jomis sutapti, jomis persimti, kad mūsų neužgoštų. Ir kita vertus, kad neliktume įdomus tik patys savo, kad tokie parapiniai neliktume. Tai Čiurlionis kaip tik tą raktą mums duoda. Tai aš manau, kad tokios fundamentalios knygos kaip akademiko Andrijausko ir taip pat ir profesoriaus Vytauto Landsbergio ir kitų tyrinėtojų, jos ženklina. Tai ir pats skaičius tų naujai pasirodančių knygų ir jų kokybė, jų įžvalgų jėga parodo, kad dabar yra čiurlionistikos renesansas. Jis pamatomas naujomis akimis, taip kaip jis anksčiau nebuvo pamatytas. Ir čia viena vertus, kaip knygos pavadinimas nurodo, tam tikras tragizmas, kylantis iš to, kad Čiurlionis anksčiau nebuvo suvoktas taip, kaip jį dėrėjo suvokti, bet kartu ir viltis, nes jisai yra dar kaip ta neišsemta kasykla, ten dar daug galima kasti tų įžvalgų, tos dvasios energijos ir dar maitins lietuvių tautą. Čiurlionio genijus ir tada mes interpretuodami, mes ir patys save naujai atrandame, mes matome patį pasaulį Čiurlionio žvilgsniu ir šitas dvitomis įspūdingas prie to prisideda. Labai ačiū, gerbiamas Nagli. Kaip tik norėčiau dabar tą pačią progą kažkaip paimti, galbūt tokia šiek tiek pasiūlyti tokį labiau fokusuotą žvilgsnį į pačią knygą, tą pačią progą, nes pirmas skyrius, pirmoji dalis kalba apie simbolius, apie poetiką, kaip akademikas minė, ir nemažai ten dėmesio yra bandymui, sakykime, suklasifikuoti kategorijas pačios tos simbolinės raiškos, jeigu neklysiu, ar 5 kategorijų, atrodo, yra simbolių. Bet man kilo toks klausimas, kiek mes galime kalbėti apie tai, kad, pavyzdžiui, mes tyrinėdami arba gilindamės taip fundamentaliai, bent jau skaitydami tokias knygas kaip akademiko, susidurėme su supratimo problema, o kiek ta problema iškyla žmogui, kuris tiesiog žiūri į patį paveikslą, nes, kaip žinom iš istorijos, Čiurlionis labai jautriai reaguodavo į klausimus, ką tu čia norėjai pavaizduoti ir taip toliau, sako, tu pasistenk kažkaip įtempti tą savo dvasią ir suprasi. Kita vertus, yra ir kita pastaba, kad kartais jam būdavo sunku sugalvoti pavadinimus tikslius pavadinimus savo darbams. Reiškia, ta pirminė intuicija, jinai tokia galbūt kitokia, jinai tokia neverbalinė, kažkas ateinantis iš muzikos ar dailės regėjimo, kurią paskui reikia fiksuoti pavadinimu. Tai iš tikrųjų nelabai padeda tam stebėtojui, suvokėjui paveikslo kažkaip tai perskaityti tą myslę, kuri štai yra pateikta. Pats galiu prisiminti tokį įdomų, tiesiog vartydamas knygą prisiminiau puikiai žinomas paveikslas Karaliai pasaka, ar Karalių pasaka, ar Karaliai. Aš, būdamas vaikas, visada galvojau, kad ten yra karalius ir karalienė. Nes vienas karalius yra tamsus, o kitas šviesus. Man kažkaip mano tokia išankstinė nuostata, mano supratimas, kaip turėtų skambėti pasaka, neturėjo būti apie karališką šeimą, kuri kažką tai ten daro. Bet tai nėra taip. Reiškia, čia yra konstruojamas kažkoks kitas turinys, yra kažkas iš kažkur atėję, yra kažkoks dualizmas, tamsa šviesa, diena naktis, gal gėris blogis, o gal kažkas kita. Tai va, apie visą tai yra akademiko knygoje, iš kur galėjo ateiti tie visi labai ryškus ir tiesiog žmonijos istorijai svarbus simboliai iš įvairiausių tradicijų ir taip toliau. Bet vėlgi, perskaitęs tą dalį pagalvojau, bet Čiurlionis vis tiek sako kažką kitką, nes ten nėra kažkokios dramos, kosminės dramos, kad čia šviesa, tamsa į kovos, kažkas atsitiks. Tie karaliai taip labai jaukiai laiko, reiškia, tą kaimą, ar kas tenais yra kažkokia. Reiškia, yra dar jo kažkoks individualus asmeninis, labai subtilus požiūris. Ir vietoj tos dramos, kurią, aš nežinau, galbūt muzikoje jinai labiau jaučiasi, sakykime, jūrai dramatizmo daug. Bet kaip akademikas irgi labai pabrėžė keletą kartų, kad žiūrint į jo dailės kūrybą,
kontrastai jie švelnėja, iš tikrųjų nebėra tokių didelių, reiškia, disonansų tarp įvairių spalvų. Reiškia, pagrindinė nuostata yra kurti kažkokią tai pasaulio, būties ar kosmoso harmonijos galbūt interpretacija. Galbūt čia yra tas raktas ir galbūt dėl to, pavyzdžiui, tiek daug simbolių, kurie irgi paimtume simbolius ar mitologinius įvaizdžius iš skirtingų tradicijų, kur kalbam apie dievus, kurie atlieka tam tikras funkcijas, užima tam tikrą tokį, reiškia, semantinį lauką. Čiurlionio kūryboje mes daugiau matome karaliaus įvaizdį iš tikrųjų. Karalius tai yra tas dievas, kuris yra imanentinis pasaulis, jisai kažką tai pasaulyje daro. Bet čia pat yra labai daug tokių labai įdomių interpretacijų ir to Senojo testamento dievo atributų. Pavyzdžiui, reiškia, matome paveikslė mintis, kaip ir, reiškia, tas tarsi kažkoks dievas žiūrime, netgi tą pačiam ramybės, matome ten tarsi tokia dieviška ramybė. Pavyzdžiui, šitie dalykai jie ateina iš skirtingų laukų, bet paties Čiurlionio yra lydomi ir labai įdomi, tokia labai savita kalba. Ir vat man visada buvo tas klausimas, koks pagrindinis tikslas, reiškia, aš galvoju, kad tikrai apie tą harmoniją, tas sąskambį, tas reiškia, tokia. Tai čia būtų tokia mano asmeninė pastaba, bet aš galvoju, kad verta apie tai irgi kažkaip paklaus, prašom. Taip, tai aš čia pritariu ir kaip muzikoje yra tas melodinis ir harmoninis skambesys, o už jo yra nuotaika, kaip tai, ką sukuria melodija ar harmonija, tai sakytume kitas sluoksnis. Tai Čiurlionio paveikslams irgi yra būdinga tai, kad jie viena vertus vaizduoja tai, ką vaizduoja, bet iš tiesų jie vaizduoja kitus dalykus. Tai tos konkrečios būtybės, kurios pasirodo, ten ir angelai, ir piramidės, zikuratai, jie sukuria kažką, kas yra kita negu jie patys. Tai iš pirmo žvilgsnio dar nėra abstrakti tapyba, bet tas galutinis objektas yra transcendentinis ir nematomas. Ir dėl to aš net tokią viename straipsnėje išplėtoju mintį, kad Čiurlionis abstrakcionistas ir abstrakčios tapybos pradininkas fundamentalesnė prasme negu kiti menininkai, nes kiti abstrakcionistai ta prasme, kad tai, ką jie vaizduoja, yra abstraktu, pavyzdžiui, geometrinės figūros, abstrakčios. Tai Čiurlionis yra abstrakcionistas kita prasme ir fundamentalesnė prasme. Būtent tuo požiūriu, kad mūsų žvilgsnis pirmą sustoja ties tuo, kas konkrečiai pavaizduota paveiksle, bet po to atitraukiamas link dar tolimesnės plotmės, kuri jau yra tos gilesnės įžvalgos plotmė, kažkokio transcendentinio suvokimo plotmė arba tiesiog nuotaikos plotmė, ir tada tas mūsų žvilgsnis tokiu būdu atitraukiamas, abstrakcija yra lotyniškai atitraukti, ir tada jau matome, kad pasireiškia tokioje struktūroje kažkas, kas įvyksta platoniškosios anamnezės metu, kai mes matydami kažką šiame pasaulyje, imanentinėje tikrovėje, prisimename kažką, kas yra transcendentinė plotmė. Tai dėl to Čiurlionio paveikslai, jie tokie, sakytume, yra tarsi perregimi, tarsi daugiasluoksniai, ir tas daugiasluoksniškumas, perregimumas, čia yra, sakytume, kaip užuomina apie tai, kad apskritai reikia žvelgti už to, kas yra matoma. Toks diafaniškumas, perregimumas, peršviečiamumas, ypač sonatinėje tapyboje vėlesnėje, ir čia dar labai gerai pastebėta, kad jo spalvų traktavimas keitėsi, ir ankstesnėje kūryboje tos spalvos ryškesnės, agresyvesnės, tie kontrastai didesni, o po to tie kontrastai švelnėja ir link tokio monochrominio, beveik kiniškos tapybos kolorito, tradicinės kinų tapybos kolorito pereinama, daug subtilesnis spalvos traktavimas, ir tie kontrastai tarsi išsilygina. Ir tas muzikalumas ir vizualumas taip pat labai susijungia tuose vėlyvuosiuose jo darbuose, tuose sonatiniuose garsovaizdžiuose, kaip mes juos galėtume pavadinti. Tai dėl to aš ir manyčiau, kad tie visi simboliai, jie turėtų kreipti prie kažko, kas nėra jie patys. Čia tik tai yra priemonė iššaukti mūsų
gilesnį kažkokį žvilgsnį, tą gilesnę regą, na, kaip, sakytume, idėjų pasaulio kažkokią regą. Nes jeigu taip tiesiogiai tuos simbolius aiškintume, ar tai, kad ten Čiurlionis vaizduoja, tai tada mes klaustume, kurios kultūros simboliai čia svarbesni. Ar, pavyzdžiui, ar svarbesni tie lietuviški, liaudiški simboliai ar įvaizdžiai, ar, pavyzdžiui, ten iš Senojo testamento, ar ten iš rytų kultūrų, iš Egipto svarbesni, nes mes galėtume, na, manyti, kad jie yra dekoratyvūs, iliustratyvūs, ar jie nurodo į Čiurlionio pasaulėvaizdį, ir tada mes sakytume, va, čia jis egiptomanijas serga, arba čia jis sustoja ten ties Senojo testamento simbolika, ir tai yra, va, tas galutinis etapas, galutinė stotelė. O iš tiesų ne, nes tie simboliai, jie rodo į kažką, kas yra už jų pačių, nes simbolio esmė ta, kad jis dalyvauja aukštesnėje tikrovėje. Jis yra dalis to, kas jį patį pranoksta. Tai dėl to aš manyčiau, kad Čiurlionio paveikslų toks, sakytume, pastelinis akvareliškumas, perregimumas su daugybė sluoksnių, ir jie persišviečia vienas už kito, jie atskleidžia, kaip mes turėtume interpretuoti tuos paveikslus. Apskritai matyti už to, kas regima. Matyti už to tiesiogiai pavaizduoto imanentinio sluoksnio, kartais ir daugelio sluoksnių, matyti tai, kas jau yra anapus apskritai vizualumo, anapus muzikalumo, tai gali būti, na, nuščiuvimas tyloje, kažkokia tokia labai subtili nuotaika, arba tiesiog kažkas transcendentiška, dieviška. Ačiū labai. Gal akademikas norėtų pridurti? Aš tik tai keliais žodžius pasakysiu, nes ne man reikėtų kalbėti. Aš kada kalbėjau, kad daug metų dirbau, visą laiką, kada važiuodavau į vairius užsienius, visada tarp 5 temų, kurias aš visad buvau Čiurlionis. Kur tik galėdavau, tą prisiliesdavau. Kodėl taip atsitiko? Todėl, kad aš puikiai supratau, kad už išorinio sluoksnio Čiurlionio kūryboje slypi daugybė kitų sluoksnių. tą visą laiką jutau, nuo pat dar nuo jaunystės. Ir tas vertė mane, kodėl aš pradėjau rašyti tai tada, kada aš padariau milžiniškas 3 tomų estetikos ir meno filosofijos istoriją, turbūt didžiausia vieno autoriaus pasaulyje parašyta. Kada aš parašiau japonų estetikai milžiniškai, indų, kinų estetikai milžinišką, meno psichologija 840 puslapių. Tik tada aš išdrįsau liestis prie tų ir nagrinėti. Ir tai daugelį, pavyzdžiui, Landsbergio aptarime buvome dabar knygos. Ir jisai tą patį sakė. Ir visą laiką labai daug problemų iškildavo dėl komponavimo, kadangi temos, tie morfologiniai analizės lygmenys taip susipina, kad tu gali labai skirtingai taip žaisti. Pavyzdžiui, šitam tome buvo didžiulis skyrius Čiurlionis kaip filosofas. Ir mes daug su Landsbergiu šitą temą diskutavom, nes sužinojęs ypač tą, kada aš apie teosofiją paskelbiau modernizmą, nes jis su lygiai tokiu pat santykiu bendraudamas su Čiurlionyte susidūrė kaip ir aš. Nes tik tu užsimindavai apie modernizmą, tik užsimindavai apie teosofiją, tai kaip į sieną. Suprantat, žmogus kalbėdavai nuoširdžiausiai, normaliausiai, kaip į sieną, kaip aš nežinau, kaip į ką. Todėl, kad jinai visą laiką bijojo dėl brolio ir stengiasi bet kokią kainą saugot. Bet saugodama kartu, jinai valė ir bibliografiją, kur jūs daugybės pačių svarbiausių, kur reikėtų tyrinėti, nuorodų ten nėra. Ir jinai tą labai nuoširdžiai darė. Bet tas labai nukreipė neteisingą kryptim Čiurlioniciką. Suprantat, labai daug labai svarbių dalykų, o aš galvoju, šiandien nuostabų dalyką padarys, pristatys 2 tomą 6 valandą Čiurlionio korespondencijos, kaip aš minėjau. Bet ir tenai 1 tome parašyta, kad ten įdėti visi laiškai, tai yra absoliutinė sąmonė. Absoliutinė sąmonė, kur ištisi tarp. Nes ir šiandien labai daug Landsbergis kalbėjo, kad pavyzdžiui, iš tų literatūrinių tekstų, kur jisai susirašinėja ir kalba su savo draugais apie literatūrinį artimaisiais,
yra mažyčiai fragmentai tik tai išlikę. Neįkainuojami jo tyrinėjimai, kurie buvo, kur jisai Kaune parašė, neįkainuojami tekstai mėnesį būdamas apie savo meno ir savo meno kūrinių interpretacijas, neįkainuojami dienoraščiai. Viso to mes neturime. Turime tik mažyčius fragmentukus. Ir kada reikia dirbti su tais fragmentais, teksto perskaitimui, tų detalių, smulkmenų, daugybės dalykų aš visiškai nesupratau, kol neatsirado kiti mažyčiai fragmentai, užuominos šaltiniai, kur netgi mėgindama cenzūruoti vis tiek praslysta. Bet tik tada, kada tu sutikrini 5, 6, 7, ar tai, kad tu užrašinėjai interviu su tai žmonėm, kurie dirbo ir labai nenorėjo garsiai kalbėti apie daugelį dalykų Čiurlionio muziejuje, tik tai tada, kada tu sudedi, pradeda visiškai kitokias trajektorijas ryškėti ir tik tai tada, kada tu prisilieti prie meno psichologijos, kitų dalykų, tik tada tu pradedi suprasti ir tai tik tai pradedi prisiliesti. Tai vat šitie aspektai yra nepaprastai svarbus ir aš manau, kad tai, ką aš darau, tai padariau. Daug svarbesnius dalykus daro dabar mano mokiniai. Vat, pavyzdžiui, daug svarbesnius, kurie jau detalizuos, darys ir mes pamatysime kitokį Čiurlionio paveikslą. Tik tai gaila, kad mums nepaprastai sunku, jeigu ten, kur jį kvietė Kandinskis, jisai būtų nusiuntęs darbus, kada sirgo, jisai būtų aukso raidėm įrašytas į pasaulinę meno istoriją. Bet matote, toks 67 metus jisai buvo neprieinamas niekam. Nes revoliucija, sukrėtimai, karo būsena, 50 metų okupacija, netgi tarpukario karo būsena su Lenkija, kol muziejų tai kūrė. Bet kada diskusijos užsimezgė, apie jį tiesą kalbėjo tik tai tie, kurie iš tikrųjų matė jo paveikslus. Ir fantastinius dalykus, pavyzdžiui, Benoit, kokius dalykus rašė, ar Makovskis, ar Viačeslavas Ivanovas. 6 monografijos turėjo būti. Suprantat, ir prancūzų net kultūros ministerija užsakė. Labai stambiems, bet visas tas chaosas, kuris prasidėjo, kurį ir dabar mes matome Rusijai. Suprantat, visas tas chaosas nustumė ir istoriją taip sužaidė. Tai mes vis tiek turime mėginti, kiek galima ir restauruoti, ir galbūt ir mano toksai kartais aštrus savo požiūrių gynimas, hipotezių kėlimas labai daug erzina, bet tai taip turi būti čia ir mokslininko charakteris, ir jo požiūris tampa nepaprastai svarbus, nes aš negaliu pabėgti. Man prieš 50 metų, kada skaičiau apie modernizmą, kada mane smaugė, kada man įrodinėjo, kur visi Nyčės, Šopenhauerį išnyko iš tų tekstų, kur giliausiai įtaka, kur visi Kandinskai išnyko, kur niekvapo neliko. Vis tiek tu turi mėginti pakeisti tos trajektorijos, kurios tavo požiūrį tikrai neteisingos. Ir tą be konteksto, be kitų skirtingų mokslo žinių, be to klasifikavimo, apie kurį jūs kalbat, ne tik mito poetikoje. Pavyzdžiui, pačių svarbiausių dalykų čia apie Kandinskį ir modernizmą rašau, bet pagrindinių atsakymų nukėliau į kitą, suprantat. Ir kada skyrius buvo parašytas, Čiurlionis kaip filosofas, šičia buvo. Bet aš jį išėmiau, kadangi spaudė, žinot, labai sunkiai man ta leidyba. Labai ilgai, labai sunkiai ėjosi. Todėl sudėtingesnius aš išėmiau į kitur, kur atskiras skyrius jau su meninės kūrybos procesų psichologija ir kitais dalykais. Ačiū, aš taip vėl per daug kalbu. Ačiū labai, akademikė. Matyt, lauksim dar vienos knygos apie Čiurlionį kaip filosofą. Aš dabar tą progą norėčiau kreiptis į jūs, galbūt norit paklausti apie komentarą, pasakyti. Vieną komentarą. Aš truputį klausydamas, man visą laiką buvo įdomu, kas Čiurlionio, čia buvo paliesta šiek tiek, kas Čiurlionio kūryboje yra lietuviška ir perdėm lietuviška ir universalu. Ir tą daugelis gali pasakyti, bet klausimas veda toliau. Kodėl taip yra ir kas tai yra, kas taip tiesiog kūrybiškai ir vaizdiniu būdu susieja
tą lietuviškumą su universalumu, kad atpažįsta kiti, jie gali atpažinti tik tai irgi tam tikrą savastį, iš savasties tam tikras struktūras. Tai tęsiant tą klausimą ir svarstant, tai vadinasi, yra tam tikros lietuvybiškos savasties struktūros, kurios ir yra universalios, yra atpažįstamos. Vadinasi, toj pasaulio raidoj yra tam tikrų struktūrų, tam tikrų provaizdinių civilizacijų istorijų, kurios tarsi yra išplitusios visur ir atpažįstamos iš tam tikrų vaizdinių. Simboliai tik yra antrinės ar tretinės eilės tokia jau raiška, kuri nurodo į vienokią ar kitokią universaliją, bet jau pati savaime tos universalijos negali perteikti, bet visas vaizdinys, jis atpažįstamas. Ir tada man toks, jau vėlgi hipotetinis dalykas, kad yra tam tikros pasaulėvaizdinės, pasaulio sąrangos struktūra, kurie Čiurlioniui buvo tarsi savastis, labai aiškiai pajusta ir išgyvenama. Ir ji yra pirminė, būdinga įvairių civilizacijų ir įvairių kultūrų žmonėms ir galbūt rutuliojasi nuo 20 000 metų prieš mūsų erą iki nuo pirmųjų civilizacijų ir taip toliau. Tada vėlgi klausimas, koks tai pasaulėvaizdis, kieno čia pasaulėvaizdis gali būti, kuriame būdinga, ir aš drįstu atsakyti, kad tai yra, vienu žodžiu, įvardyjamas kaip šamaniškas pasaulėvaizdis. Galėtų romovietiškas pasaulėvaizdis, visose kultūrose bus įvairūs pavadinimai, aš čia tik tokį bendresnį, kuriame kas būdinga tam pasaulėvaizdžiui. Struktūra, labai aiški struktūra viršutinio to pasaulio ir tokia keistesnė ir požemių pasaulio tamsos, jų tam tikra sąveika, pasaulis yra tam tikros harmonijos būsenoje, nes jis yra toks sukurtas. Ir žmogus privalo palaikyti tą pasaulio būseną. Tai ta pajauta, bet ta pajauta negali būti, sakykime, taip intelektualiai sukonstruojama. Intelektualinė konstrukcija yra, intelektualinė ir ypač modernybėje jau yra konstruktai. O šitas pasaulis, jis yra pajustas ir išgyvenamas kaip šventas pasaulis, kuriame veikia, tokia viršsąmoninga, didžiojo sąmoningumo pavydalai, didžiojo sąmoningumo, kurie apsireiškia didžioji sąmonė, kai mes matome karalius, kaip interpretuoti karalius. Tai akivaizdu, kaip man taip sakau, bet čia vėlgi hipotetiškai, kaip tam tikras apraiškas to sąmoningumo, kuris šiaip yra išplitęs ir visame tame pasaulyje. Nes pasaulis, Čiurlionio pasaulis, kuris yra vaizduojamas, yra šventas. Dar vienas labai svarbus dalykas, kuris vėlgi siejasi su to pirminiu pasaulėvaizdžiu, kuris vėlgi atpažįstamas visiems. Tai yra paties menininko figūra, kas būdinga tai figūrai. Šiai figūrai būdinga visiška dermė oralinio, muzikinio mes vadintume, giesmininkiško, tapybinio, rašybinio, visų tų mes įvardėjame jau dabar intelektualiai kaip tam tikrą sintezę, bet sintezė skiriasi nuo vidinės pajautos ir išgyvenamos tikrovės. Jam yra visa tai taip tikra, kad neišsiskaido į labai atskirus dalykus. Tik mums jie išsiskaido į muzikinį šitą. Bet jeigu ta mano tokia hipotezė kreipia į tam tikrą, tikrovišką, bent jau tikroviškai suvokiamą dalyką, tai jo visa kūryba turi apeiginių bruožų. Nes šventumos pajauta reikalauja apeigos. Ir tada, kai mes žiūrime į jo kūrybą iš to apeiginio tam tikro taško ir matome muzikinę apeigą, tapybinę apeigą, rašybinę apeigą, kuris nepaprastai tvirtina tą lietuvybę šaknį, bet tvirtindama šaknį ir išreikšdama tą, sakykime, provaizdį arba pirmavaizdį, civilizacinį pirmavaizdį labai gerai atpažįstama įvairių, 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 įvairių kultūrų, įvairių kultūrų žmonėms. Ir tas
Ir čia, aišku, reikia tada jau peržengti ir tas kultūrologinius, morfologinius įvairius tyrinėjimus ir taip toliau, jie labai vertingi, bet vėlgi iš jų, dėliodami vieną prie kito, mes tokio vaizdo, ką tai reiškia Čiurlionio apeigiškumas ir Čiurlionio pajauta, šito pasaulio pajauta, na mes vis tiek niekaip negalime jau atgaliniu būdu sulipdyti. Ir aš čia dar norėčiau atkreipdėmėsi į vieną jo nepaprastai, kuris man įsirašo į tą tokią ne simbolinę, bet tą pirmavaizdžio pynę. Tai žalčio simbolika ir žalčio, tai yra tarsi perdėm lietuviškas dalykas išlikęs žalčio garbinimas, o žaltys, kaip žinome, jisai dalyvauja pasaulio kūrime, tai įvairiais būdais. Ir jis yra atpažįstamas, gyvatė, žaltys atpažįstama, na, visų kultūrų žmonėms, kaip būtinas pirmavaizdžio tam tikras elementas, kuris dalyvauja tame pirminiuose vandenyse, iš kurių atsiranda visas tas pasaulis ir atsiranda tas sąmoningumas. Žaltys netgi yra ta inkarnacija, sakykime, avataras kosminio sąmoningumo, kosminės sąmonės. Ir pasižiūrėkime, jis yra susijęs netgi savo tapybinių dalykų, jis yra muzikinis. Ir čia man vėlgi prisimena iš tokių ir Lotynų Amerikos įvairių šamaniškų kultūrų dalykai, kada šamanai ir ne tik šamanai, pavyzdžiui, audėjos rašto, kurios audžia įvairius raštus įvairių genčių, tai gieda tuos raštus ir gieda tos gyvatės tiems kraštams būdingos raštus išgieda, nes ta giesmė yra susijusi su pasaulio tvėrimu ir pasaulio tvarkos palaikymu. Ir vėlgi čia mes šitą dalyką atpažins visų kultūrų. Indų kultūra, kuri iš garso tveria ir garsas yra, ir ritmika, ir visa kita yra tarsi pasaulio tvarkos ir pasaulio egzistencijos esminis dalykas. Tai ritmika, vėlgi mes pereiname į muziką, nes šamaniško apeigų jau tarsi nebegalėjo būti Čiurlionio aplinkoje. Bet vat galbūt tai, ką mes matome, tuos pasaulio lygmenis, kurie yra jo tapyboje, ir tą perėjimą, nepaliaujamą perėjimą iš vienos ir netgi keičiant, žiūrint į paveikslą, keičiasi perspektyvos, tie rakursai keičiasi. Tai toks tarsi lengvas skrydis nuo pačios apačios iki viršaus ir visą laiką tą sąveiką viršutinio pasaulio, iš kurio krinta šviesa arba netgi grėsmės kažkokie šešėliai, vidurinio ir apatinio pasaulio, visą laiką tai vėlgi tam tikra muzikinė tapybinė giesmė. Tai aš manau, kad į Čiurlionio dar yra kur žvelgti ir tikrai čia belieka tik dėkoti Antanui, kuris tą vagą yra išvaręs didžiulė ir toj vagoje yra nepaprastai svarbus tų jau kitų šalių ir mokslininkų ir šiaip publikos pritraukimas. Įsižiūrėkite į tai, kaip mūsų kūrybos, mūsų lietuvybiškoje toje kultūroje yra tai, kas iš tikrųjų yra atpažįstama visų ir jūsų, ir bus atpažįstama ateityje. Labai ačiū, Rygot. Aš visą laiką norėjau išgirsti interpretaciją, čia gal išgirdau. Taip, tai labai man patiko Vytauto įžvalgos, aš čia dar gal tokį nedidelį papildymą pasakyčiau, kad dėl tos jungties universalumo ir lokalumo, tai manyčiau, kad Čiurlionis prieina prie tos archetipų gelmės, kur lietuviškumas jau susijungia su kitų kultūrų seniausiais klodais, ypač čia Čiurlioniui senovės Egipto, Mesopotamijos, tiek klodai, Senojo testamento klodai labai svarbus, bet dar čia toks, kai papildomas akcentas prie to, kai Vytautas pasakė, tai aš manyčiau, kad gamtiškumas Čiurlionio neįsame, tai jis anapus to, kas gamtiškai išreiškiama, arba tai, kas to šamaniško pasaulėžiūro pasirodo, kaip tam tikros patirtys, nuojautos
ženklai, vizijos ir panašiai. Tai visa tai yra tik tai tas pirminis sluoksnis ir už viso to, matyt, Čiurlionis rodo, aš jos taip truputį galbūt hipotetiškai, bet pats tai manau, kad jis iš tikrųjų taip manė, kad už to viso gamtiškumo, kaip jis besireikštų šamaniškai ar kaip nors kitaip, ta tikrovė, transcendentinė tikrovė, kaip tas kitas sluoksnis plyti. Kitaip tariant, kai mes bandome klausti, kas jame fundamentalu, tai mes neturime likti su ta imanentinė plotme, su tuo kosminiu gamtiškumu, nes už jo, čia kaip Platono Timarija, yra tas demiurgo sukurtas kosmas, šis pasaulis kaip dieviškas, bet jis demiurgo kūrėjas ir už jo dar idėjos yra. Tai manau, kad tas transcendentinis sluoksnis Čiurlioniui labai svarbus, nes tai, ką jis rodo, tai yra Dievas. Aš manau, ta transcendentinė plotmė čia labai svarbi. Visuotinė sąmonė, viso šito pasaulio sąmoningumas, mano galva, tai būtų. Taip, bet, sakyčiau, kažkas, kas pranoksta šį pasaulį su visu jo sąmoningumu. Taip, kažkas už jo dar yra. Tai čia, prašau auditorijos nenustebti, kai susirenkat filosofai į priekį, tai įsivysto diskusija. Tai prašom. Pabaigai turiu tokį ne visai rimtą klausimą, tik tai patarimą. Žinot, aš kultūriškai silpnas esu pagal profesiją fizikas, bet tvarkydamas savo biblioteką radau tokį 75 metų leidinuką. Maždaug 5 ar 6, reiškiasi, Čiurlionio paveikslų kopijos. Man jos labai patiko, labai gražios. Ir aš galvojau, kad, kodėl savo draugam nepadaryti kopijų ir nepasidalinti. Bet matot, yra viena problema. Tos paveikslų kopijos, jos yra sugretintos ir sugrupuotos su didžiosios mūsų, reiškiasi, sovietų kolaborantės Salomėjos Nėries eilėraščiais. Emociškai leidinukas labai stiprus ir tie eilėraščiai tikrai labai emociškai stipriai atspindi tos paveikslus. Tai dabar, jeigu aš tas kopijas paplatinsiu savo draugam, aš būsiu kolaborantas ar ne? Aišku, būsiu. Norėčiau atsakinėti jūsų klausimą, bet pastebėsiu, kad pats tas leidinys jau yra istorijos dalis ir galbūt jis ta prasme gali būti įdomus. Tai išmesti nereikia jo. Tikriausiai ne. Dar norėčiau suteikti žodžiu dar vienam filosofui. Sveiki, labai didelis dėkui, tikrai čia tokias atodangos šiandien skamba, kad net šiurpu. Atrodo, viskas apie Čiurlionį jau pasakyta ir štai to prašau, vėl iš naujo. Aš nudefiliavęs nuo filosofijos į literatūrą, į dramą ir porą metų, net taip kaip žinoma, 50 metų. Akademikas Andrijauskas, bet su Čiurlioniu gyvenau, rašiau tą dramą Juodąją saulę ir supratau vieną dalyką vis dėlto. Tai, ką jūs dabar šnekat, jo vienišumas buvo predestinuotas. Jis iš vis negalėjo turėti nei meilės, nei šeimos, o jis tą turėjo. Čia yra stebuklas kažkoks. Neveltui nėra Sofijos laiškų, jinai jos sunaikino. Visai paaiškinama, kodėl jinai juos išgavo ir sunaikino. Ir dabar, kai laiškai Sofijai skaitoma, ta tokia idiliška meilė, tai tik jo akimis, jos nėra akių. Nes neadekvatu būtų buvę, būtų nesuprasta tos didybės fone. Ir apskritai, jeigu suskaičiavus, tai aš kai skaičiavau, 9 mėnesiai meilės, tiek kiek vaikas gimsta, tiek ir ryšio to gyvo, 9 mėnesiai, nedaugiau. Ir viskas, ir 14 mėnesių be protnagių paskutiniai. Ir jinai net važiuoja pas jį. Reiškia, pasmerktumas buvo užprogramuotas. Ir tame ar teosofinėme, ar šamaniškame, ar giliam pasaulio jutime. Jis buvo tiek pranokęs visus ir savo meilę ir viską. Čia dar iš to gimė vaikas. Bet jau net kažkur eina vektorius į šalį. Mums dar pasisekė, kad yra ta palikonių linija, bet tai irgi neturėjo būti. Mes esame visiško stebuklo akivaizdoje šiuo atveju. Ir man labai gaila, žinoma, kad
Niekas neužrašė jo pokalbių, jo vizijų, net brolis, kaip pustelininkė lankė jį. Neliko, o tai galima buvo daryti. Tai reikėjo poros studentų, kurie važiuotų ir rašytų, klausytų, ką jisai šneka. Nes mano versija jis nusižudė. Jisai išėjo sušalt, nes visur rasytos mirė beprotnamie nuo plaučių uždegimo. Kaip taip? Kaip taip? Užteko jam gyventi ir jisai išėjo didįjį ketvirtadienį sušalt ant kalnelio pušyno ir sušalo. Tai šia prasme mes esame nusižengę, nes žmonės neatliko to vaidmens, kurį turėjom atlikti. Nei mes, nei Lenkai. Dabar už to turim tokią karmą. Aiškintis. Ilgai. Ačiū. Ačiū labai. Man atrodo, šitas stebuklo vaizdinys labai gera proga mums ir užbaigti šią diskusiją. Tai dar kartą labai ačiū, kad atėjote. Pirkit knygas, laukit kitų ir pasimatysim po metų, tikiuosi. Sėkmės visiems.